Rudolfo Budgino vardas žinomas tikrai ne kiekvienam lietuviui, tačiau šis iš Plungės kilęs tautietis skina laurus Jungtinėse Amerikos valstijose. Birželio mėnesį Lietuvoje vyksiančiuose koncertuose profesionalios muzikos gerbėjai turės galimybę iš arčiau susipažinti su šia charizmatiška asmenybe. Aš esu Rudolfas Budginas ir atvykęs esu iš Amerikos, nors aš ir Lietuvoje gimęs, Lietuvoje augęs. Ir kas aš esu, aš tikrai nežinau, nes aš buvau vienas prieš išvažiuodamas ir visai kitas grįždamas. Ir žinot, kai praleidai 18 metų kitoj šaly, tu įsilieji kitą kultūrą ir tada pradedi kitaip mąstyti, priimti visai kitaip visokias kitokias žaidimo formas ir nuo to viskas prasideda. Dėl to mano muzika ir šios dienos atlikimai yra visai kitokio pobūdžio, turbūt, ko klasikinis klausytojas tikėtųsi. Kauno technologijos universitete vykusio pirmojo Rudolfo Budgino ir grupės koncerto pasiklausyti susirinko pilna salė, o pasirodymo metu skambėjo ne tik muzika. Pats virtuozas paprastai ir labai šiltai bendravo su publika, pasakojo apie atliekamų kompozitorių kūrybą ir pristatė savo talentingo šiuolaikinio pianisto požiūrį į klasikinę muziką. Aš važiavau ten studijuoti. Mano tikslas buvo nuvažiuoti į universitetą, išmokti ir pasikrauti žinių ir grįžti čia. Bet taip viskas susiklostė, kad mano karjera greitai pradėjo vystytis ir man labai ten patiko ir viskas toliau yra istorija. Tarp kitko, šičia yra pirmas mano koncertas didelėje scenoje po 18 metų ir aš esu labai patenkintas, kad Lietuvos publika manęs pomidorais neapmėtė ir nenušvilpė. Mes tikrai apturėjom labai fantastišką koncertą ir visi tai jautė, buvo labai gera energija ir aš esu labai patenkintas vėl būti savo naujų projektų čia Lietuvoje. Kartu su Rudolfu Budginu į Lietuvą atvyko ir instrumentinis trio iš Jungtinių Amerikos valstijų – gitaristas Justinas Pekotas, bosistas Keeganas Hershmanas ir būgnininkas Veitas Lundas. Are you first time in Lithuania? Yes, first time. First time for all of us. First time in Europe for all of us. And how did you like the concert? How did you like the audience? I thought it was great. Yeah. They had a lot of energy. Yeah, it was very cool. How did you get together? Rudolph teaches at the college that these two guys go to, and so he met them in class out there, and I got recommended to play drums, and that was it. Virtuoziškas atlikimas, sveikas humoro jausmas ir begalinė charizma įtraukė publikai muzikinį garsų žaidimą ir privertė žiūrovus ne tik mėgautis to žaidimo rezultatais kartu su atlikėju, bet ir ploti grupėje atsistojus. Ačiū Jums